Sveiki sugrįžę po reklamos. Šiandieną rezonanse bandom išsiaiškinti, ar gali plėstis miestas, tai yra Klaipėda šiuo atveju, nežalodama nei savo žmonių, nei gamtos. Ir baigiame praeitąją dalį kalbėti apie žaliuosius plotus, gal truputį galima grįžti prie žaliųjų plotų. O dabar turim pašnekovą, vis tik prie jų grįšim galbūt dar vėliau, dėl to aš taip lėtai ir šnekėjau. Tai labas vakaras, sakom, dar kažkam. Labą vakarą. Sveiki. Labai gera tema. Ir norėjau paklausti, gerbiamo Šulco ir mergaitės, merginos, kaip sakant, ar jūs savo, aš žinau, kad jūs turite turbūt ir savo žydinius ir viską, ar jūs šiukšlės deginat savo žydinį ar ne? Žydinių... Tai yra vienas klausimas. Aha. Antras, mes turim sodą Lietuvoj. Aš galiu pasakyti, kuris kaimynas pradeda deginti, sakykime, koks tai lakuotas medžiagas, ar koks tai senas sekti ir panašiai. Aš skaitau, jūs netus pasiruošę, ne iš kokių tai želdinių ar kažką tai padarė. Ir labai arti šitą gamyklą statot. Jūs nestato tenai dumpiuose. Tas už 30, už 15 kilometrų. O norėjau dar poną Šulcę paklausti. Aš jau esu jam atrodo kažkada sakė. Buvo pinigai įdėkti ir rinkų tenai yra termo elektrinė pastatyta. Kodėl jinai nenaudojam, kodėl jinai neduoda naudos miestui? Ačiū Jums. Aš skaitau taip, kad vienu žodžiu, šitą gamyklą turėjo būti žymiai toliau. Dėkui. Ačiū. Dėkui. Na, židinio aš neturiu, nekūrenu ir pečiaus neturiu kur sukūrenti, tačiau kai kaimynai užkuria kartais ką nors, tai iš tikrųjų nekažikas, kaip ir visos įmonės, kai užkuria kartu kaminus, tai iš tikrųjų nėra gerai. Natūralu žmogaus yra noras bet kokį nepatogumą statyti toliau nuo manęs. Kuo galima toliau, ar mes statytumėm prie dumpių, ar prie zarasų, ar prie kažko, tai visur gyvena žmonės, visur duona supluta, visur grybai kirmyje. Tai šitoje vietoje aš tik noriu grįžti prie esminės minties. Tokie klausimai, kaip šitos įmonės statyba, vis dėlto, kaip bet kurio pavojingo objektų statyba, turėtų būti apsprendžiami visuotinių klaipėdiečių sutarimų balsavimu, daugumos sutarimų, bet prieš tai turi būti atliktos galimybių studijos, rizikos studijos ir panašiai. Tai iš tikrųjų, formaliai taip, lezas yra ta vieta, kur statyti įmonę. Kiek valdžia bus pakankamai griežta, tokia bus ir kokybė šitos įmonės, ta prasme, kiek jinai terš. Nėra jokio objekto, ta prasme, pats ekologiškiausias namas, būstas ar šuns būda, jinai vis tiek į aplinką išspinduliuoja tam tikrą taršą. Tai yra natūralu, gamta pati taip surėdyta. Tai čia tikėtis kažkokio tai stebuklų. Mes gyvename mieste ir taip kaip šeimoje sutarėm, kur statyti spintą, o kur valgomojo stalą turim susitarti bendrų sutarimų, taip ir mieste šitos dalykus padaryti. Deja, per daugelį metų mes šito mieste nepadarom. Mes dėl tokių svarbių objektų, kaip chemijos fabrikai, kaip giliavandeniai uostai, kaip geležinkelio tiesimas, mes dėl šitų dalykų žmonių neklausime. Todėl žmonės yra pikti. Visų pirma, jie nežino. Antras dalykas, jų neklausiama. Arba formaliai paklausima, štai tokia situacija. Ir kitas dalykas, žmogui natūraliai kilo klausimas, kad ir jis įsivaizduoja, jeigu ta šiukšlės degins, tai lygiai toks pats kvapas eitų, kaip mes ir pertraukėlės metu, ar nediskutavom, mes pakišam degtuką po šiukšlėm ir mums labai smirda. Vis dėlto naujos technologijos truputį dirba kitaip. Ir ten yra iš tikrųjų labai sudėtingi procesai ir taip paimti pagalvoti, kad čia bus tas pats kvapas, kad mes padegam šiukšlės. Aš aišku, čia ne kokia chemikė ir ne technologija, aš negaliu paaiškinti, bet tai, kad žmonėm iš tikrųjų yra neišaiškinama iki galo, kad jam būtų pilnas, jeigu vyrui įdomu, tu nubaišykim schemą, jam pakabinkim ar ne kažkur mieste ant sienos, kad jis žinotų, kaip tai veikia ir gal tada tų baimių bus mažiau. Keliaujam prie dar vieno pašnekovo, ko gero jau paskutinio šį vakarą. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo vardu? Marijus iš Klaipėdos. Taip, Marijus. Norėčiau šiek tiek ponams šiokios tokios kritikos, tai jeigu valdžia, jūs sakote, nebus griežta, tai ir nebus tos gamyklos tokios smirdančios, bet tai matom, turim tas gamyklas ir jos labai smirda visos, kurios dabar egzistuojančios, tai reiškia, jūs absoliučiai nesate griežti, o kontrolę tai juk prižiūrite jūs. Nes šie žmonės nėra valdžioje. Rinkote. Šita kitas klausimas yra Labrinciškės gyventojas pats esu ir yra Girulių miškas, kiek žinau, projektas yra padarytas per geležinkelio takas per Girulių mišką. Ir kas įdomiausia, kai išgirdau laikraštį,
pasiteirauti teko savivaldybei, tai ten su tokiais labai įdomiais interesantais pašnekėti, kur tiesiog užpyko ant manęs, kad aš tokiais klausimais dalinuosi. Ir galų gale pasirodo, kad buvo gyventojų apklausa skelbiama birželio mėnesį, aš bijau pasakyti, jeigu tik tai ne antroji pusė, kai visi atostogauja, kai neskaito laikraščių ir televizijos. Taigi, mėlėjai, kiek girdėjau dar, kiek mačiau, tiksliau buvo užrašyta prieš Gilivandenį uostą, jūsų partija liberalų, taip, bet tai, kiek žinau, dar vieną tokį monstrelį toj turėsime, kaip dujų visą tą gamyklėlę, ne, Kiaulės Nugaroj. Tai apie tai irgi niekas nediskutuoja ir norėčiau labai daug kritikos, kiek žinau, per 20 metų mes tik tai uosto pilį, tik tai rekreacinę zoną sutvarkymo daugiau nieko. Tai ponai, norėčiau paklausti, ką jūs tada dėl rekreacijos nuveikėt Klaipėdoj? Ačiū Jums. Tai porą takų išasfaltavot ir viskas. Ačiū. Ačiū, gerbiamasis. Mes iki pabaigos beturim 4 minutės, taip kad gal pasistengim labai trumpai atsakyti į visus tos 3 klausimus. Jo, tai visų pirma, ačiū už gerus klausimus. Tik tai tiek, kad noriu pasakyti, aš nesu joks valdžios atstovas, šiandieną po daugelio metų esu visiškai nei tarybos narys. O iš vis niekad nebuvo. Ne visai niekas prieš 15 metų. Tai iš tikrųjų šitą kritiką aš galiu priimti kaip miesto pilietis, beje, pilietis, kuris visą laiką kovėsi dėl šitokių dalykų, kad nebūtų apie tai, ką žmogus kalba. Ir galiu atsakyti į klausimą, kodėl taip yra, kodėl visą tai yra. Labai paprastas atsakymas. Valdžia yra bloga. Ši valdžia, kuri dabar tvarkosi mieste, jinai tarnauja ne daugumos miesto žmonių labui, o tarnauja tam tikrų, sakykime, pinigams. Labai taip aiškiai ir paprastai. Iš tikrųjų, dviračių takas, apie Lavrenciškės, kur šnekate, pats esu dviratininkas ir pėstysis ir prabėgo krosiuką kas rytą tomis vietomis. Tai ypatingai jautri vieta. Superiniai, pats gražiausias miškas, koks yra Klaipėdos apylinkėse, yra šitas miškas ir geležinkelio jo kirtimas 30 ar 60 hektarų, tai yra didžiulis nuostolis. Tai turėtų apspręsti dauguma miestų gyventojų referendume tokius dalykus. Va tai yra tema, kur iš tikrųjų. Ir apsitai mes šiaip linkę kalbėti daugiau apie šiaurinę dalį, ten kur gražu panašiai. Man tai norisi kalbėti apie pietinę miesto dalį, kur žmonės gyvena sovietmečiu pastatytose namuose, kur nėra vaikų žaidimo aikštelės, nėra supinių, nėra automobilio, kur pastatyti panašiai. Aš tai sakau, yra didelis prekybos centras. Tai dar apie jį dar pusė bėdos. Aš šneku dar toliau Bandužiai, Debrecenas čia aplinkui, Pempininkai ir taip toliau ir panašiai, kur iš tikrųjų 20 metų nėra padaryta iš jokio darbelio. Ir siūlau Klaipėdai pasisukti veidų į pietus, kur gyvena 2/3 klaipėdiečių, kurie sukuria visas gėrybės, kurie Klaipėdoje yra sukuriami. Na, manau, visada būna ir pietus, ir šiaurė. Čia taip jau dabar negalime paimti ir nuskinti kažkurios šiaurinis. Tai dar šito, reiškia, skambinusio žmogaus pratęsiant mintį, tai geležinkelis, tai kaip geležinkelis, bet ar kas nujaučiat, kad ruošiasi dujotiekius iš Mažeikių tiesti iki Klaipėdos naftos terminalo, kur didžiulės apsaugos zonas, kur bus iškirsti 1000 hektarų miško. Ir visą tai, vyksta ten planuose. Gerai, mes architektai, mes pamatom, mes bandom. Bet gerbiamas kolega irgi buvo apskriti viršininko pavaduotojas, matė tuos apskrities planus, kur jeigu žmonės pamatytų šitos planus, tai jam Labrenciškėse tikrai plaukai ant galvos atsistotų. Ir tai yra daroma, ir pakabinama kažkur, kad niekas nematytų, kad niekas nežinotų, tada jau kai duobę kasa, tai visi žmonės krenta į tą duobę, truputį patriukšmauja ir visi pasako, kad jau viskas. Mes dėl to ir einam į tą valdžią, tik tai dėl to, kad vis dėlto būtų daugiau viešumo, daugiau informacijos žmonėm ir be abejo norėtųsi daugiau profesionalių sprendimų. Tai mes kaip architektai tai dėl to ir turim tokius siekius. Tai gal mes ir galėtume taip apibendrinti, kad miestas plėstis, privalo, tačiau viešumo tam šiai plėtrai būtinai reikia, ar ne? Taip. Ir sprendimus dėl miesto plėtros, kur ką daryti ir ko nedaryti, turi priimti dauguma gyventojų. Maža to, kad tai yra paprasta padaryti. Aš vėlgi sakau, yra elektroninės priemonės. Apklausime žmonių. Na, Artūrai, iš tikrųjų nėra labai paprasta. Yra metodikos, yra taip jau paprastai, kad nueis ir paklausi, bet reikia šitam skirti ir laiko, ir pinigų,
ir kad iš tikrųjų žmogus jaustųsi, kuris nori pasisako. Tarpito daugelis mūsų žmonių labai mėgsta po to iš paskos bėgti, ar ne? O va tie aktyvų žmonės ir liepti jam pasisakyti, ir tegul pasisako. Ir žinokit, mūsų laida jau baigėsi. Mes kaip ir, manau, visi supratom, ką jūs norėjot pasakyti. Mes supratom, ką jūs norėjot paklausti, ką jūs norėjot visi pasakyti. Šiandieną bandėme išsiaiškinti, ar gali plėstis miestas, nežalodamas savo žmonių ir aplinkos. Šiandien mūsų svečiuose viešėjo Ramutė Staševičiūtė, atsiprašau labai, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė ir taipogi Artūras Šulcas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Ačiū Jums, ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ačiū. Viso geriausio. Sudė.